Prieš keletą dienų Rūtos Janutienės laidoje Naglis Puteikis, kuris yra Tauta ir teisingumas sąjungos pirmininko Petro Gražulio pavaduotojas, su siaubu pranešė, kad kuriasi naujos partijos, kurias steigia konservatoriai už energetikų pinigus. Paklausykite. Kyla iš kapų mirusios partijos, steigėsi naujos, tiksliau, jas steigė tie patys konservatoriai už energetikų pinigus. Vakar Pikelio klausiau, sakau, kodėl tu steigi naują partiją? Sakau, taigi tu jau vienoje liktai esi. Jis sako, nežinau, ne Andrės Černiauskienės paklauskit, sakau, ne Andrės, sakau, tai kodėl tu steigi dar vieną partiją, tu gyvai, ne aš toj partijai nesu, bet sakau, tu sakai, kad su Tauru steigėte partiją, tai tu Tauru ir paklausk. Mes puikiai žinome, kodėl sąjunga Tauta ir teisingumas bijo naujų vėjų. Naujų jėgų prieš Seimo rinkimus, tai baimė, kad naujokams Tauta gali patikėti Lietuvą. Tai yra buvę ne kartą. Vedami tos baimės, jie skleidžia šlykštų melą apie konservatorių finansavimą naujų jėgų. Kas gali šlietis prie partijos ar sąjungos, kuri elgiasi nepagarbiai ir šmeižikiškai kitų politinių darinių atžvilgių. Naglis Puteikis yra šios organizacijos pirmininko pavaduotojas. Jo pasisakymus mes vertiname kaip paties Petro Gražulio ir sąjungos Tauta ir teisingumas balsą. Kas jūs esate, Tauta ir teisingumas? Kiek pas jūs sąžinės, tiesos, teisingumo, tautos? Mes reikalaujame Tauta ir teisingumas sąjungos atsiprašymo ir šmeižikiškos informacijos paneigimo arba Naglio Puteikio atleidimo iš Tauta ir teisingumas sąjungos pirmininko Petro Gražulio pavaduotojo pareigų. Tikime, kad partijos apsivalymas nuo tokios asmenybės būtų teisingas partijos vadovybės sprendimas, o ypač prieš artėjančius rinkimus.